Sakau, reikia pasivalyk, vairuokai su rankom susikėpti, kitas nebūtų. Neduokit iš viso. Nuimkit ir все. Neduokit į direktorių iš viso. Varykit tos tavas iš toli. Stumdė, žinot, labai ne. Nuo kada laukėte eilėj? Ką? Nuo kada laukėte eilėj? Niekada ne. Tik atėjau ir pasiėmiau. Esu patenkinta. Tai kiek įpylė pieno? Tai vat maždaug 1,5 litro. Prašau, vas užtraukti, nemovežys užtruko, visai mums gyvena ir neduosim daugiau. Žmonėms reikia dirbti, davai traukitės, visi traukitės, nu būkit. Mes dar iš toliau atvežėm jums pieną, Kai laukėte eilėj gal? O, jie klausė dėl. Aš jau dainavau, dėdojau. Palaukėkit, ne. O, invalid тоже получил. Долго ждали? Ну, прорвался кое-как. Сколько? Ну, Час? Не, меньше немножко. Меньше? Ну. A jūs? Išalkusi minė pirmin. O tai kodėl tokios pjautynės negalit pieno patys nusipirka dabar taip? Nu, klausykit, pensininkam veltui. O pensiją gaunam 500 litų. Kaip išgyventi? Jeigu seimūnai, klausykit, vakar gėrė, tai jau pensininkams tikrai negėda jau imti. Aš galvojau, kad apmokėsiu po litą, po 1,5, bet pinigų neima. Mes įstumat, mes atitversime jumis, jeigu įstumsit iš čia. Jeigu įstumsit, pasistokit į eilę ir stovėkit, tokie užteks visiems. Kas spėlybė ir tie šeimą. Идти надо. Честно, не достаешься. Девушка, дайте, чтобы меня придавили. Vieną butelį gavo. Užtenka. Ilgai laukėt? Nelaukiu, aš jau žiūriu. Jau praeistus žmonės. Reikia, mano nuomonė, gazdins verslininkus, o velnio turi prigazdinti. Neprigazins? Jeigu pakelt žmogui 5 centus kaime, tai mums pusę lito pakels 50. Dайте нахуй, kas toliem balsuojam tam duoda. Kiek gavot pilnų? Vieną. Vieną tik tais, nebenori daugiau? Tuščių turiu. Aš seserį invalidui paėmiau 2 litrų ir savo 2 litrų paėmiau. Ar ilgai laukėt, ar stumdėtės, nes labai taip visi Aš tik reikėjau, kad neitų beilės. O tai nesistumdė, ne. O jūs eilėj laukėt? Aišku. Atėjau prieš 10, tai kiek dabar? Pusę 12. Tai 1,5 valandos laukėt? Tai jau buvo pusę 11, o pusę 12 valandą. O šiaip kaip žmonės, ar stumdas, ar praleidžia, ar draugiški? Aš stovėjau gražiai, o vat iš šonų jo ten lenda, iš šonų lenda. Lendagi babutės jos alkanos. Tos babutės alkanos. O jeigu jis atvažiuotų, pavyzdžiui, kur nors pasistatytų ir pardavinėtų, tai būtų ir jam nauda, ir mums šiek tiek. Ir mums šitai būtų gal šiek tiek kokia nauda. Jaunuoja nusišypsok. Šiandien patenkinti pienę nuskęsim. Bet žmonės labai stumdės, tokie nedraugiški, kodėl čia taip? Supranti, kaip laukynė. Matot, reikia vieną eilę stoti, o tai šonų duoda irgi, kurios pilsto irgi negerai daro, kaip pastebėjau. Bet tai ką tada reiškia, žmonės iš tikrųjų negali nusipirkti pieno parduotuvėje, kodėl čia toksai? Parduotuvėje pienas, kad ten vanduo, o brangus. Nusipirkė parduotuvėje pieno, supilį stiklainį, ryte stiklainio galima neplautis.